Ar nepasako mano interpretacija, ar jūs lygiai taip pat galvojate, kaip aš remdamas jumis čia sakau? Ne, aš be abejo galvoju panašiai, kaip aš galvojau jau prieš 20-30 metų. Ir ta mano pažiūrų sistema susikūrė senokai ir dar Lietuvoje, dar prieš mano emigraciją. Jinai po to gal buvo šiek tiek tikslinama, bet niekada nepasikeitė iš esmės. Kitas klausimas, kad jai aš nesitikėjau jokio pritarimo, ilgus metus ir dešimtmečius galbūt, bet mano nustebimui pritarimo esama. Esama ir daugelis Lietuvos istorikų, su čia esančiu gerbiamo kolega Bumblausku priešaky, laikosi labai panašių pozicijų. Ir pamažu toji, taip sakant, pažiūra į Lietuvos ir LDK santykį, dabartinės Lietuvos ir senosios Lietuvos santykį, darosi jau beveik oficialiai. Žinoma, nei vienai pažiūrai nėra nieko blogesnio, kaip virsti oficialia. Tada jinai miršta, tada žmonės nustoja ją domėjasi. Pažiūra yra svarbi tada koncepcija, istorinė koncepcija yra svarbi tol, kol jie kelia ginčus, kol su ją nesutinka žmonės. Bet žinot, vėlgi yra toks dėsnis, kaip laimė nauja mokslinė koncepcija. Jinai laimė tada, kai visi senosios koncepcijos šalininkai išmiršta. Anksčiau ar vėliau tai įvyks, mūsų koncepcija laimės, po to mes išmirsime ir tada jau atsiras kažkokia sekanti koncepcija. Galbūt atsižvelgiant šiek tiek į mūsiškę, tikiuosi, kad atsižvelgiant, nes man rodos, kad mūsiškė koncepcija vis dėlto daugmaž turi kai kurių šaknų tikrovėje, istorinėje tikrovėje. Daugiau mažiau adekvačiai atitinka tai, kas kaip sako istorikai, kas iš tikrųjų buvo. Nu, tiek galėčiau pasakyti, kad tikiuosi, kad jau nesu toks visiškas vienišius, kaip buvau. Bet būti vienišimi labai naudinga, labai garbinga ir, taip sakant, turint omeny ateities tyrinėtojus, tai yra tokia, vadinasi, išložianti pozicija. Tai tuo tarpu tiek. Na, o aš vis dėlto, kai kalbinau gerbiamą Tomą atvykti šitą diskusiją, jis sakė, kad mes neturėsim apie ką diskutuoti. Nebent skirtusi mūsų pažiūrus kokiam nors priešui nuodyti išrastume nuodą. Kažką panašaus jūs sakėt. Jeigu leisite, aš pacituosiu irgi tokią istorijėlę, kuri man atsitiko emigracijoje, kad aš buvau pakviestas į Laisvės radiją, o su manim kartu turėjo kalbėti mano vienas bičiulis, kuris tik prieš keletą dienų išvyko iš Sovietų Sąjungos. Aš jau gyvenau vakaruose 3 ar 4 metus, jis buvo tik iš ten. Aš jau buvau suminkštėjęs šiek tiek Sovietų atžvilgiu, kadangi laikas, distancija, žiūri į reikalą vienaip, žiūri truputį kitaip, o jisai dar buvo, kaip aš savo laiku, buvo dar labai pilnas neapykantos ir pasipiktinimų, kurio Sovietų sistema be abejo nusipelnė. Ir Laisvės radijas mums pasakė, mėly ponai, pasirinkite kokį nors siužetą, dėl kurio nesutarėte, ir padiskutuokite čia atvirame eteryje dėl to siužeto. Tada aš pasakiau, mes nesutarėme tik vienu vieninteliu klausimu. Kolega mano, kad ant Kremliaus reikia numesti vandenilinę bombą, o aš manau, kad užteks neutroninės. Tai vat mūsų vienintelis nesutarimas. Panašiai yra su gerbiamu kolega Bumblausku, mes beveik neturime dėl ko ginčytis. Mūsų pažiūros į klausimą, kurio šiandien diskutuojame, beveik sutampa. Tai mes galime vienas kitą tik papildyti ar patikslinti. Jūsų draugai, sakau, šiandien sako, reikia perkoduoti santykių su Lenkais. Ar pritarėte? Matote, dėl to, taip sakant, perkrovimo santykių su Lenkais parašė neseniai Kultūros baruose straipsnį mano jaunystės dienų bičiulis Virgilijus Čepaitis. Ir aš iš jo tikėjausi maždaug iš to posakio reikia pertraukti santykius, panašiai kaip Barackas Obama, valstybės, kurioje dabar gyvenu prezidentas,
pareiškė, kad reikia pertraukti santykius su Rusija. Tai reiškia, kad reikia pagerinti tos santykius su Rusija, Obamos lūpose. Manau, na ir Čepaitis sako, kad jeigu pertraukti, tai pagerinti santykius su Lenkija, nes dabar jie yra nekokie, netgi blogi. Bet skaitau Čepaičio straipsnį ir matau, kad jis nori pabloginti, dar pabloginti santykius su Lenkija. Nu, čia tai jau mūsų pozicijos išsiskiria. Be abejo, reikia visokių pozicijų ir gerai, kad jos gimsta ginčia ir yra skirtingos, bet šiuo atveju su Virgilijum Čepaičiu niekaip negaliu sutikti. Na, dėl Hymanso projekto, nu, aš būčiau linkęs galbūt sakyti Imanso, nes jis buvo prancūziškai kalbantis belgas, taigi jo kirtį turbūt reikia paskutinėme skiemenyje, nors man tai irgi didelė paslaptis, kaip jo vardą iš tikrųjų reikia tarti. Mano manimu, tai tikrai buvo šansas, kurį Lietuva praleido. Ir tai būtų galbūt ir išgelbėję Lietuvą net ir nuo sovietų okupacijos. Visko galėjo būti. Nes jeigu Lietuva federacijoje su Lenkija būtų pasipriešinusi sovietams, tai galbūt kaip ir Suomija būtų viskas baigėsi, taip sakant, galbūt nedideliais teritoriniais praradimais, bet nedaugiau. Ir Juzefas Pilsudskis taptų mūsų Mannerheimu. Kaip tik apie tai aš ir norėjau plačiau pakalbėti. Čia labai savotiška situacija, nes Suomija, kurią mes mylime ir kuriai pavydime, kuri sugebėjo 2 kartus atsispirti bolševikams, išsaugojo nepriklausomybę ir dėl to, nu ne tik dėl to, bet didelė dalimi dėl to yra viena iš pirmaujančių pasaulio valstybių. Viena iš ekonomiškai, o taip pat ir politiškai stipriausių valstybių. Kaip tai atsitiko? Nes Suomija turėjo beveik lygiai tą pačią problemą kaip mes, XIX amžiuje. Buvo Suomių visuomenėje vyravo Švedijos įtaka švedų kalbos ir švedų aristokratijos. Kaip pas mus lenkų kalbos ir lenkų aristokratijos. Buvo 2 grupės Suomijos visuomenėme gyvenime, vieni vadinosi svekomanai arba Švedijos maniakai, kaip pas mus mes juos vadintume lenkintojai, o kiti buvo fenomanai arba Suomijos maniakai, pas mus tokius vadino litvomanais. Ir jie ginčijosi ir pykosi ilgą laiką ne ką mažiau negu mes su lenkais. Bet kažkaip jiems pavyko per XIX amžių į XX amžiaus pradžią susitarti ir rasti bendrą kalbą ir modus vivendi. Pavyko gal iš dalies dėl to, kad Suomija turėjo vienintelį Rusijos imperijos teritoriją, kur buvo šiokia tokia autonomija ir net palyginti nebloga autonomija. O kada yra sąlygos demokratiniai diskusijai, tada darosi lengviau. Antra, galbūt čia ir šiaurės tautų, Skandinavijos tautų tiesiog kitas truputį charakteris, netoks karingas. Nu, tad yra dėja tokia taisyklė, galbūt politiškai nekorektiška, bet kuo toliau į pietus eini, bent jau Europoje, tuo blogiau. Skandinavijoje visi klausimai sprendžiami taikingai. Pas mus, mūsų platumoje, tarp Lietuvos ir Lenkijos ir panašiai, jau nebe taip taikingai, bet dar irgi be labai didelio kraujo praliejimo. Toliau Ukrainoje, tarp ukrainiečių ir Lenkų jau didelis kraujo praliejimas. O Jugoslavijoje jau nedaug dievė, jau žino, kas ten darosi, dar visai neseniai darėsi. Tai štai suomiams ir švedams pavyko tą svekomanų ir fenomanų konfliktą išspręsti. Sakysime, švediška kultūra švedų kalba, kuri buvo kuriama Suomijoje, Topelijus, Runebergas, žymiausi tų laikų švedų rašytojai, gyvenę ir kūrę Suomijoje, laikomi taip pat ir suomių rašytojais. Panašiai kaip mes laikome, nors su to ne kiekvienas Lenkas sutiks, Mickevičių savojų ir Milošą savojų. Jie yra mūsų Topelijus ir Runebergas gal tik tai didesni. Jie nebuvo patys tobuliausi suomių rašytojai. Tobuliausiai buvo Strindbergas, Zelma Lagerlöf, bet jie Suomijoje negyveno. Na, sakysim, čia tas klausimas buvo išspręstas. Kaip suomiams priimti švediškai kultūros paveldą sukurtą Suomijos teritorijų. Jie priėmė ir apie tai nėra jokios kalbos, jokių ginčų.
Bet tai kartu yra ir švedų paveldas. Toliau. Ką daryti su švedų kalba? Švedų Suomijoje yra tik tai 7%, bet jų kalba turi valstybinės kalbos statusą, kaip ir suomių kalba. Praktiškai žymiai menkesnį, bet vis dėlto net ir miestų pavadinimai kartais rašomi dviem kalbom. Helsinki, Helsingfors, Tampere, Tammerfors. Pas mus, jeigu kam pasakytum, kad reikėtų rašyti žemėlapiuose ir miestų pavadinimuose Vilnius, Vilno, Trakai, Krokė, tai tokį žmogų nulinčiuotų. Be abejonės nulinčiuotų. Suomiai nelinčiuoja ir visiškai Suomijai tas nepakenkė. Suomijos karo ministras ir karo vadas, kurį laiką prezidentas, buvo Mannerheimas, švedas, nemokėjęs suomių kalbos, bet Suomijos patriotas. Tokios truputį dvilypės Suomijos patriotas, kurioje ir švedų kalba ir kultūra turėtų savo teises. Ir jam tai visiškai teisingai sako kolega, kad tai maždaug tas pats, kas jeigu Pilsudskis būtų nepriklausomos Lietuvos prezidentas. Arba pasakysiu dar labiau provokacinį sakinį, maždaug tas pats, kad jeigu Želigovskis būtų nepriklausomos Lietuvos prezidentas. Mannerheim mums tai atrodo, nieko baisesnio negalima sugalvoti. Tai jau gal dar baisiau, jeigu Stalinas būtų nepriklausomos Lietuvos prezidentas, o jau baisiau nieko negali būti. Na, suomiams taip netrodė. Ir Mannerheimas, nemokėdamas suomių kalbos, gynė Suomiją nuo bolševikų ir 2 kartus apgynė. Jis vienintelis istorijoje asmuo, kuris sumušė ir Leniną, ir Staliną. Nebuvo tokių. Leninas ir Stalinas sumušdavo visus savo priešininkus, bet 2 kartus abudu buvo sumušti. Su Stalinu Suomijai neteko kai kurių savo teritorijos dalių, neteko Vypurį arba Vyborgo miesto, neteko Petsamo arba, kaip rusai jį vadina, Pečengos miestelio toli šiaurėje, išėjimo į Šiaurės ledjūrį, uosto Šiaurės ledjūryje, bet tai ir viskas. Tai buvo netokie jau dideli praradimai. Tai maždaug tas pats, jeigu mes būtume praradę, sakysime, Stalino naudai Švenčionis ir Adutiškį. Nemalonu, bet tai vis dėlto ne tas pats, kas prarasti Kauną ir Vilnių. Žodžiu sakant, taip pat ir Svinhuvudas, kitas Suomijos prezidentas, irgi buvo švedas, irgi nemokėjo suomių kalbos. Vėliau jau Suomiai rinko prezidentus, kurie mokėjo suomių kalbą ir buvo etniniai suomiai. Bet tie pirmieji švediškai kalbantis prezidentai jiems nepakenkė. O mes nesugebėjome to pasiekti ir labai gaila, kad nesugebėjome, kadangi galimas dalykas tada Lietuva net būtų apsigynusi nuo pavojų. Šiaip neapsigynė. Mūsų federalistai buvo, sakysime, Jurgis Šaulys, kurie pasisakė už galimą federaciją su Lenkija, kaip galima išeiti. Jurgis Šaulys, kuris vėliau buvo vienas antrasis nepriklausomos Lietuvos ambasadorius Lenkijoje. Buvo Ernestas Galvanauskas. Gerbiamas Tomai, neužmirškite Ernesto Galvanauskas. Negaliu žiūrėti, kaip profesorė Elena Veisaitė stovi.